Labas. Prieš pradedant tolesnės pamokėlės, aš kviečiu jūs truputėlį atsigult, atsipalaiduot ir padėkot savo pilveliui. Atsargiai per šonelį atsigulkim ant nugaros. Sulinkim kelius. Galima trimti kelią į kelią, kad nebūtų įtampos. Visiškai atpalaiduokim kūną, uždėkim delnus ant savo pilvo. Įkvėpkim, iškvėpkim į pilvą ir pajuskim, kaip jis pakyla ir nusileidžia. Pakyla ir nusileidžia. Prisipildo oro ir vėl ištuštėja. Ir pripildykit save dėkingumo jausmu. Padėkokim savo pilveliui. Mintimis ar žodžiais padėkokim. Už tai, kad jis išnešiojo mūsų vaikelius, įtalpino vaisių, jį užaugino, išsitempė iki neįsivaizduojamų platybių, kad vaikeliui būtų saugu, kad jam užtektų vietos. Pilveliui teko pereiti per įvairius pasikeitimo procesus. Pilvelis išstumdė visus organus, kad įtalpinti mūsų vaikelius. Jis išsiplėtė, praplėtė tos raumenis, praplėtė audinius, kad tik naujai gyvybei būtų pakankamai vietos. Ačiū. Ačiū pilveliui. Ačiū pilveliui, kad jis praėjo pro visas šias transformacijas. Ačiū, kad vėliau raumenų pagalba jis išstūmė vaikelį atgal į šį pasaulį ir sugebėjo susitraukti, jei ne visiškai, tai kažkiek susitraukti ir sugrįžti beveik į pradinę padėtį. Būkime dėkingos savo pilveliui. Ir jei turime kažkokį tai negatyvų jausmą, nepasitenkinimo, nemeilės, pakeiskime tuos jausmus į dėkingumo. Paglostykim pilvą. Paglostykim iš šonų į vidurį ir įsivaizduokim, kaip raumenys sugrįžta į savo vietą, kaip tarpelis tarp raumenų sumažėja, kaip linija alba vėl susitraukia, vėl atgauna savo tamprumą. Kaip oda pasidaro elastingesnė. Ir tikėkim, kad pilvelis turi galimybę ir su reikiamais įrankiais gali sugrįžti į pradinę padėtį. Jei ne visiškai, tai iki maksimalaus komforto būsenos. Ačiū pilveli. Ir iš čia su dėkingumo jausmu keliaukime į sekančią pamokėlę ir pradėkime dirbti su fascija kvėpavimo raumenimis.